Labas rytas. Labą rytą. Boroviko ežeras. Čia daugiausiai dėmesio reikalaujantis ekipažas dabar sektorėje sėdi. Kavą jisai geria. Eik dirbt! Žiūrėkite, 6, 7 arba 9 metruose atvėsimo nėra. Mes termometrą. Ne, 9 matai dabar. Ne, tai viskas tvarko, bet aš tau ką noriu pasakyti, atšalo metras nuo viršaus vanduo. Naktis buvo ganėtinai rami. Sulaukėm laukinių gyvūnų apsilankymų, bet tų tik keturkojų, ne su pelekais. Laukėm, dirbom. Vieną kartą permetėm, nes čia tokia ramesnė žvejyba ir dėja, to, ko reikėjo, nesulaukėm kol kas, bet dabar bandysim dirbti, kad būtų rezultatas. Kokius 3 kilogramų, žinok, tos picos sveria. Galingų radom čia picų. Dirbam. Greitai, kad mašina pavalgytų ir nakim toliau. Kaimas geras, lietuviškas? Jo, kainelis, viskas ok. Prisipylėm degalų. Mindė nubėgo susimokėt. Turim automobilyje porą picos dėžučių. Vešim į B zoną, po to lėksim į A zoną, nes kažkaip norisi palaikyti, motyvuoti vaikinus. A zonoje vis dar turime neišspręstų klausimų. B zona nors ir atsidariusi, bet to tempo, kurio norėtume, nėra. Tai vat, nu, gal kažkaip taip. No? Pizza delivery. Obe. Lithuania. O, kvepia jau pas mus. Tas pizzas ką tik tai apsauginiai prie vartų vos net spaudė. Jau draugeliai. Iš kur pizzos, iš kur vežat? Muitinamas ar nepilnai muitinamas reikalas. Bėgam pasižiūrėti, ką gaudo kaimynai zonoje. Mindė lekia prie lentelės. Ką? Audi, tai reiškia 4-0. Aš lygiai tą patį sakiau Linui Martišiui su Viktoru Norvilu. Sakau, atvažiuosiu po pietų, jeigu bus 4-0, jau būsite ta žiedų valdovai. Aš nežinau, gal jis prisijims domėjant tą reikalą ir truputėlį papušins, nu jau atsidarys, jau kiek čia galima. Taip, graikai irgi žiedų valdovai. 0-0-0-0. Tai bendram kontekste neatrodom tai beviltiškai. Bent jau kažką čia B zonoje esame sugraibę. Norėtųsi, aišku, daugiau. Šiandien tas, kas vakar buvo, tai dar pakankamai pasistumėjome į priekį ir Mindaugas pradėjo kaip duplantis, rekordą po rekordo gerinti. Tai jeigu įsivaizduot, kad mūsų kranto juosta šiandien yra 205 metrai, čia jau niekam paslaptis, kaimynai tą dalyką irgi visi čia aplinkui žino, tai neturiu ką slėpti. Tai sakykime taip, kad vakar dar žvejom 170 metrų, šiandien rytą pradėjom su 180, o dabar yra metimai padaryti 190 metrų. Tai įsivaizduokit, koks tai yra žvėriškas atstumas. Ką tik matėt metimą, tai metimo metu viskas buvo gerai. Tiesiog net laikė sistemos klipsas. Klipsas sulūžo, išvinas nuskrido. Tai pabandykite įsivaizduoti, su kokia jėga yra šiuo metu dirbama čia. Jau yra iš mūsų pusės dabar viskas padaryta.
Dabar tiesiog laukim to atsakymo ir tikėkime, kad ta žuvis, kuri migruoja per tą taką, kurį radom, kad tik kuo greičiau ateis ir gausim to labai ilgai išlaukto kibimo. Visi bendrom jėgom, čia tikrai nekabinu kažkokio medalio savo. Vyrai drąsino mane, sakė, tu gali, tiek Petras ištisai ėdė čia mane prie linijos atsisėdęs, tiek Paulius mane apgaudinėjo, pasirodo vis daugiau užmatuodamas valą. Tai tu pas nematuoji, Paulius to primatuoja, sako, gal klipso nebus, tėvai, tol mesi. Dėl to sakau, pasirodo, aš nelabai net žinojau, kad tiek ir galiu numesti. Daugybė informacijos apie tai yra mūsų tiesioginės transliacijos iš šios zonos įraše, taip kad užeikit į YouTube, pasižiūrėkit. Ten pusę valandos su visais įmanomais žmonėms, su kapitonais, su komandos nariais, su rezervais, su žvalgais, su visais diskutavome ir kalbėjome, kas čia kaip. Na ir kas dar labai mus džiugina, tai zona C, zonoje C, jau tiesioginės transliacijos metu minėjom, kad reikalai pasitaisė, plus viena žuvis, tiesioginės transliacijos metu Rimantas Kičas, mūsų kapitonas, prieės dar anonsavo, kad yra traukiama antra žuvis. Ten šiandien yra įvykęs keitimas. Darių Pėžą pakeitė Gintaras Pozinauskas. Na, grinai tik dėl metimo, nes vėlgi šitoj užtvankoje kitaip nebus. Visos rinktinės, kiek gali, tiek rauna į priekį, pasiekti kitą krantą. Tai yra svarbiausia užduotis ir pas mus važiuoja ir kaip išvažiavo. Puikiai, yes! Prieš tai, kaip ir kalbėjau, va čia yra tas metimas, apie kurį kalbėjau migracijos kelią ir kaip sakiau, kad kibimas turi būti nuo 15 minučių iki valandos, tai va dabar. Tai mes jį ir turėjom, bet ką darysi, valas atitrūko. Ar nutrūko valas ar nuėjo žuvis? Matau, kad pagal traukimą greičiausiai, kad kažkur tai nusipjovė į valas. Labai gaila. Sunku, skausmingi epizodai. Lauki to kibimo, dėl to kiekvieno kibimo kovoji iš paskutinių jėgų. Gaila. Labą rytą visiems, sveikinamės su jumis iš Jošavos ežero pakrantės. Antroji varžybų diena, vakar duotas startas, iš karto čia 27 sektoriuje spurtavo Linas Kukulskis ir Darius Pėža. Prie jų prisijungė ir Mindaugas Mikniūnas su Paulium Ubartu, deja A zonoje Linas Martišius ir Viktoras Norvilas yra vis dar be laimikių, šiandien ryte buvom pas juos nukeliavę pasižiūrėti. Na, o čia C27-ame vyksta keitimas ir Darių Pėžą jau šiek tiek pavargusi su tolimais šūviais keičia naujos jėgos Gintaras Pozinauskas. Mindaugas Plukys, karpių žūklės ekspertas, pakomentuos, kaip reikia teisingai mestis pombą. Dariau, laikykis nurodymų. Mindaugo Plukio. Trajektorija truputėlį į viršų, truputėlį, supranti, čia paprastas principas. Parakano sektoriuje bandysim pasiekti va tą krantą.
žiūrėti. Prezidentė, kaip jūs? Aš tai puikiai, bet dabar ne apie mane svarbiausia čia. Na ką, pas mūsų automobilyje groja ant tėvo dalgio ašmenų, o mes iš B zonos lekiame, vėlgi grįžtam į C, tiesioginė transliacija jau ten buvo, jau ten šiek tiek esame apsifilmavę ryte, bet grįžtam, nes ten dedasi įdomus dalykai. Įėjus Gintarui Puzinauskui, kuris šiandien pakeitė Darių Pėžą, jau žinom, kad buvo pagautos 2 žuvys ir išvažiuojant iš C zonos sužinojome, kad traukiama 3, tai gal pavyks ir mum pagaliau pamatyti tą traukiamą žuvį, nufilmuoti, parodyti jums. Taip kad šutinam į C ir žiūrim, kas vyksta ten. Kaip eina, Linukai, naują naparniką matau turi? Arčiau mikrofoną nepamirš. Turiu. Nu ir kaip tas tavo naparnikas? Ką žinau, biškai gal didesnis, daugiau iš peties ir iš lemens. Iš tomens ir iš lemens, taip sakyti. Bet girdi, va, o, matai, va. Gadinama pašaras tik tai. Pašarus ir biškai prie kranto. Artimesniam taškui šiandien šį kartą. Su kapitonais nusprendėm padaryti keitimą. Ne dėl to, kad šiaip daryti, bet dėl to, kad reikia rezultato. O Gintariukas žinom, kad geras metikas, tai o mums reikia pasiekti tą krantą, o trūko 20 metrų. Šiek tiek pasitaisė reikalai, norisi, kad jie būtų dar geresni, bet nereikia, kaip ten sako, Dievo vyti medį, viskas po truputį. Turi jau 3 žuvis po keitimo. Palyginus, pažiūrėjus kaimynus į vieną ir kitą pusę, manau, kad kaip ir būtų 1 vieta, tai kaip ir viskas ir neblogai. Nu, toliau dirba, žiūri, Gintariukas jau meta ten, kur norėjom numest, kad numestų. Žiūrėsim. Gintaro įėjimas į sektorių davė tos šviežios jėgos, ar ne? Ne, nu tai Darius, žinojom ir taip, kad Darius lipo jau vakar jisai virš savo galimybių, bet galvojom, kad kaimynai nespaudė, tai Darius tą 130 puikiausiai išėrė ir ten tą 140-150 laisvai metė. Kada kaimynai pasitolino 130, mums jau reikėjo šert 140, jeigu kažką norim padaryti. 4 karpiai, 1 karpis, po to 2 nuliai ir dabar, na jau po 5-ojo svėrimo turėtume vėl matyti kur kas geresnius skaičius. 3 žuvis. Bent jau kol kas mažiausiai 3 žuvis jau laukia svėrimo. Mūsų pakaitinis sportininkas Gintaras Puzinauskas mojuoja, bicka įsitempus net iki raudonumo. Jo, yra ką veikti ir labai džiugina tie 3 bumbuliukai pririšti po kairiuoju stovu. 3 žuvis yra paruoštos svėrimui, tai vėlgi panašu, kad išeisim iš 0 zonos. Tai yra be galo mums svarbu. Tikimės, kad ir A zona atsidarys. Tikimės, kad B zonoje padarytos korekcijos atneš vaisius. Kad korekcijos B zonai duoda rezultatą, tai jau matėm. Buvo kibimas, dėja žuvis atitrūko šiek tiek ją patraukus. Aišku, nesmagu, nemalonu, bet tai yra tokia jau ta žaidimo dalis. Na, o čia viskas kaip ir tvarkoje. C zonoje dabar dirba Linas Kukuliskis su Gintaru Puzinausku. Deividas Sabonis visą laiką
suka kilometrus sektoriuje. Šiuo metu vyksta jaukinimas ir žvejojama tiesiog kitame krante. Matome va štai ten keli medžiai ir praktiškai ten po šakomis gintaras guldo vienas pomba po kitos. Na ir be abejo iš paskos čiuožia ir masalai. Sunki ši žuklė fiziškai Jošavoje toje plotmėje, kad, tarkim, C zonoje yra gaudoma apie 160 metrų, B zonoje Mindaugas jau įėjo į 190 metrų zoną. Tai pabandykite įsivaizduoti, kaip ta žuklė atrodo. Ir užmesti reikia ne vieną, ne du, ir ne 3 kartus. Nepataikiai, nedametei, vėl trauki, vėl meti, vėl permeti ir panašų atstumą reikia pasijaukinti. Ne visada yra, aišku, jaukinama tiesiai ten, kur yra gaudoma. Čia jau tokios mažytės sportininkų paslaptys. Puikiai karpiavime žinoma, kad jeigu ten jaukini vieną atstumą, gaudai kažkur šalia, arba tiesiai ant jauko, arba už jauko. Čia tiesiog pagal pojūtį sportininkų, iš kur ateina žuvis, kaip jinai reaguoja tą jauką ir tokiu būdu tada yra ir jaukinama. Taip, kad jaukinimo atstumas kitas iki būna vienas, masalai laikomi kitu atstumu. Kokie tie atstumai pas mus, tikrai negaliu to sakyti ir pasakoti. Tiesiog čia įdomumo dėliai. Tai ką, sakėm, kad A zoną gal paliksime ramybėj, bet neišlaikė nervai. Neturim jokio ryšio su mūsų vyrukais. Tai vis tik tai su abiem Tomais šokom į automobilį ir atlėkėm pasižiūrėti, kaip sekasi Linui su Viktoru. Ir pas mus, na ką, panašu, kad Audi fanai. 0-0, štai. Vaikinukai po medeliais suspietę. Oras, aišku, nuostabus, pasaka, bet į Kroatiją mes atvažiavom ne pasilepint, ne pasidegint. Čia mes atvažiavom rimtai pažvejoti ir kol kas šiame sektoriuje sėkme pasigirti negalim. Kaimynai Latviai, gaudantys kairėje, štai čia, visai šalia mūsų. Matom vieni kitus kuo puikiausiai. Jie vakar sugavo vieną amūrą, bet faktas, kad jis buvo tas vadinamas lempinis, tiesiog ten buvo ta žuvis, atėjo jinai, užkibo ir tuo viskas baigėsi ir pas latvius, bet lempinė, nelempinė, bet jinai buvo pagauta. Sveiki gyvi. Linai, nepervargai dar kol kas? Labai. Nuo žuvies lupimo? Taip, nuo žuvies lupimo, nuo permetimų. Dirbam intensyviai, vargstam. Jo. Tai va, šiaip tai žuvies dėja matom tik tai labai toli išėjimus. Žuvis lyg tai jau po truputį arčiau eina, bet dar ne tiek, kiek galima pasiekti. Dar ne ta distancija. Dar ne ta distancija. Tai kol kas bandom darytis taškus artimesnius, kur lauksim, kol žuvis ateis nakčiai, galbūt gal ryte. Ir vis? Žinau, kad šiek tiek teko markiruotis iš naujo, ar ne? Jo. Šiandien atidirbot vėlgi su dugno batimetrija. Taip, bandom papildomus taškus ieškotis, kurie galbūt tikėtina, kad nakčiai kitaip. Nakčiai dirbs, o dieną bandom vienaip ieškotis, naktį kitaip. Kad turėtų tokių planas A, planas B, ar ne, ir kur kas kaip. Ką kaimynai, ką matot? Ateik, Viktorai, kompanija, ateik, ten pabėgi dabar. Kaimynai dirba dar mažiau negu mes, panašu. Lygiai taip pat rezultato jokio neturi. Vienintelė tą pirmą žuvį atsitiktinę pagavo ir viskas. Visiškai, jo. Visiškai. Nes, o toliau irgi kiek ką matom, tai nieks nieko. Tai kada žuvis bus? Kaip Dievas duos.
Dievas das. Ne, šį kartą, man atrodo, mums reikia išprivartauti ir pasiimti jau Dievo malonės čia. Nesulauksim. Aišku, mes galim užbėgti į čia tą didelę bažnyčią pas kleboną, kokį šimtinę nuvežti, žinai, gal atmels. Mišės užpirkti, jeigu tik padėtų. Jei tik padės, tai prašom iš mūsų po 100. Kaip, tai kėlės, aišku, smagiau būtų, kai kiptų, bet... Taip. Dirbam, atrodo, stengiamės visą savo darbą padaryti, tiesiog rezultato dar nesulaukiam. Tai tokia situacija Borovike. Na ir kalbant jau tai visiškai karpininkų terminologija, čia yra daugiau kalbama apie šį vandens telkinį kaip apie visiškai laukinę balą, ar ne, kaip sako žvejai. Visiškai laukinis vandens telkinys, kur nesitikima didelio skaičiaus vienetų žuvies, bet tikimasi yra tų egzempliorių, tų didelių žuvų, bent po 1, 2, 3, kurios iš karto viską labai stipriai keičia. Na štai pavyzdžiui Latvija vakar su savo vienintelio žuvimi šioje zonoje buvo pakilę į 4. vietą. Viena žuvis, reiškia net šitiek daug. Tai va, tai pagavus čia keletą tų legendinių amūrų arba tų motininių karpiukų, situacija labai greitai gali keistis, taip kad visiškai dar be panikos, nėra taip, kad čia gaudytų masiškai tą žuvį. Taip, tenai už posūkio girdėjom, kad makedonai visai neblogai įsibėgėja, bet ten jau visiškai kitas reljefas, visiškai kiti gyliai, daug mažesni. Tai va, tai kol kas esam, ne tai kad ramus, esam ieškojimuose, bet tikrai jokios panikos, tiesiog dirbama kaip laukinėje baloje. Atlėkė teisėjai ir tiesiog... Aha, okay. Lords of the Rings, you know, yes. Audi fans. Gaila, kad teisėjai atvažiuoja tik konstatuoti faktą. Žuvies nėra. Ką jūs čia veikėt, sako? Pailsėt atvažiavot? Baisiai nepailsiaujam. Tai ką, toks šiandien mūsų dienoraštis. Šiek tiek paprastesnis nei pirmasias 2 dienas, nes per kelias pirmas dienas labai daug vyksta įvairių procesų. Pradant visą kelionę, kapitonų susirinkimais, sektoriais, burtų traukimais, logistiniais iššūkiais. Na, dabar viskas jau yra stoję į savo vėžes. Varžybos prasidėję, stiprokai ir įsibėgėję. Situacija ant kranto tikrai matėte, kokia yra tiek šio dienoraščio video metu, tiek tiesioginėse transliacijose. Viskas neblogai. Žuvies, aišku, norisi kaip visada turėti daugiau. BC zonos visai neblogai tvarkosi su klausimu. Dabar didįjį rebusą reikia išspręsti zonoje A ir manau, kad viskas bus gerai. Tai dar kartelį sakau ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit prenumeruoti mūsų visose resursuose. Instagramas, Facebookas, YouTube'as. Paspauskite visus patiktukus, varpelius, laikus, ką tik tai galima, kad visos platformos jūs kuo greičiau informuotų apie naujus mūsų įkeltus įrašus, postus, nuotraukas, reelsus ir taip toliau ir panašiai. Dėkoju už jūsų dėmesį, palaikom savus ir iki pasimatymo rytoj.